Sveiki, laba diena. Bendra taro prognozė balandžio 21-30 diena žuvis. Pasižiūrėkime galą balandžio. Pažiūrėkime dabar, kokiosgi nuotaikos, energijos, va būtent, kasgi vyksta šį laikotarpį žuvų gyvenime, kokia savijauta, finansai, asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, darbas, staigmena ir naujiena. Taip, kokiosgi nuotaikos šį balandžio laikotarpį. Žiūrėkit, vis dėlto žuvis šį laikotarpį vis dėlto gali grįžti prisiminimais arba netgi kažkokie įvykiai gali vykti gyvenime žuvų, susiję su praeitimi. Būtent, bet aš manyčiau, kad pačios žuvis grįž savo mintimis į praeitį, nes jos pačios yra užsidariusios savo minčių kalėjime. Jos pačios nesiema jokių veiksmų, kad tiesiog pamiršti tą praeitį, kad paleisti tą praeitį ir tiesiog pradėti savo gyvenimą iš naujo, arba tiesiog nėra patys pasiruošę naujiems santykiams kažkokiem tai. Nes labai dažnai merginos, kaip kreipiasi dėl taro konsultacijos, tiesiog klausimas toksai, ar aš surasiu savo meilę, taip, bet iš tikrųjų taro konsultacijos esmė, ką mano buvęs apie mane galvoja. Suprantat, kol mes nepaleisime praeities, neatsiras kažkas tai naujo, nes reikia padaryti vietos tam kažkam naujam. Tai aš manyčiau, vis dėlto žuvis šį laiko tarpą gali tiesiog prisiminimais galvoti, be abejo, galbūt susitiks kažką, tai būtent savo buvusį ar dar kažką, kad vėl iš naujo, kaip sakant, kažkokie išgyvenimai, liūdesys ar dar kažkas, tai, bet tai yra praeitis. Savijauta, būtent savijauta, vis dėlto žuvis jaučiasi, kad turi nuspręsti, galbūt ir tie sprendimai, ta savijauta ir įtakota tom, kad, pavyzdžiui, galbūt aš jį mylėjau, jisai manęs nemylėjo, aš rūpinausi juom, jisai man absoliučiai nedavė jokio dėmesio. Suprantat, tokia savijauta, kad svarstymas yra. Bet jeigu tai nešnekam apie jausmus, tai vis dėlto gali būti susiję ir su materialiu pasauliu. Bet vis dėlto tai yra karas. Galbūt, žinot, vis dėlto žuvis jaučiasi viduje piktos, galbūt jos kerštauja, galbūt bando dar visokiausiais būdais tam žmogui pakenkti kažkokiu tai būdu, apkalbos, tiesiog dar kažkas. Tai tiesiog vis dėlto viduje tie svarstymai yra galbūt daryti taip, nedaryti. Žodžiu, bet žuvis nepaleidžia praeities, nes pyksta, tikrai pyksta. Finansai. Finansinėje srityje žuvis vis dėlto žinot, vis dėlto žuvis vėl jos yra pasikabinusios, suprantat, tai yra auka, galima sakyti. Ir tai yra įskaudinta širdis. Vadinasi, kažkas tai materialiame pasaulyje žuvų gyvenime atsitiko. Ir vėl tas dalykas, man skauda, aš pykstu, aš liūdžiu, aš auka. Bet galbūt nieko net nekeičiu, kad kažkas tai pasikeistų mano gyvenime materialiame pasaulyje. Tai gali būti galbūt santuoka, taip. Pasibaigusi santuoka, skyrybų atveju praradau galbūt kažko tai daugiau negu tikėjausi ir vis galvoju apie tą patį, suprantat, vis galvoju, kad tas žmogus kaltas, suprantat. O iš tikrųjų šis stabilumas turėtų būti, netgi ir žuvis jaučiasi iš tikrųjų finansiškai stabiliai, bet nemato tai, ką turi galbūt, suprantat, nemato realios situacijos savo materialios. Ir būtent tai galbūt tos, žinot, tie nematomai priešai, tai galbūt kažką sužinojo, kad kažkas tai nusipirko, kažką tai sužinojo, kad kažkas tai keliauja, kažką tai sužinojo, kažkur tai pamatė ir vis ties nuoskauda, kad galbūt aš irgi galėjau tą daryti, dabar to negaliu. Asmeninis gyvenimas, jausmai, šeima, būtent ta laimė. Žuvis iš tikrųjų
jaučiasi laimingos, bet jos galbūt daugiau demonstruoja išoriai tą laimę, kad mano gyvenimas tobulas, aš esu laiminga, o iš tiesų viduje ta tuštuma. Iš tikrųjų, galbūt ta tuštuma nėra tos žuvys laimingos, o tik tai demonstruoja visam pasauliu, kad taip, ta prasme, mano gyvenimas tobulas yra. Ir vis dėlto tai yra susijęs su vyriškiu ir tai yra priklausomybė. Tai vis dėlto arba tas vyriškis vis dėlto yra manipuliatorius ir žuvis puikiai supranta, kad jos yra manipuliuojamos. Galbūt tas žmogus netgi ir turintis kažkokių priklausomybių, tai galbūt netgi ir alkoholis, narkotikai, dar kažkas, tai bet žuvis tiesiog galbūt to net nenori parodyti pasauliui arba pačios to nenori pamatyti, bet demonstravimas, kad viskas yra tobula, viskas yra gerai. Arba pačios žuvis yra priklausomos. Žinot, tokie santykiai, kaip viens be kito negali, priklausomybė viens nuo kito yra. Ir kartu negali būti, bet ir atskirai negali būti. Tokie toksiniai santykiai, tai irgi gali būti tas dalykas, bet parodom, kad viskas tobula. Darbas darbe, žuvis vis dėlto žiūri į priekį, kažkokie galbūt yra situacijos, kas juos vilioja, būtent kažkokia galbūt nauja pradžia, bet vis dėlto dar nelabai ryštasi kažką tai keisti, kažkur tai galbūt kažkokios galimybės yra, bet žuvis vis dėlto nelabai ryštasi dar kol kas žengti va to žingsnio, bet tai irgi, žinot, tiesiog žmonės bijo prarasti, bijo nežinios, va taip yra. Kada mes turim tai, ką turim, mes jaučiame saugiai, stabiliai. Kad ir tai nelabai mums patinka ar mus tenkina, bet mes jau žinom, kad šitaip yra. O kada žengiam kažkokį žingsnį, mes žengiam į nežinią. Ir visą laiką va tavo baimė, kad o jeigu bus blogiau, o jeigu aš suklydau. Tai šitas variantas gali būti ir darbiniai srityje žuvų šį laiko tarpą, kad kažkas tai yra galimybės vilioja kažką tai daryti, kažkur tai keisti kažką tai, bet va baisoka. Staigmena ir naujiena. Žiūrėkit, vis dėlto žuvis staigmena sulauks iš žmogaus, kuris yra nutolęs iš žuvų gyvenimo. Ir ta naujiena tai kažkokia vis dėlto sėkmė yra. Sėkmė kažkokia tai ta naujiena, jinai tokia ganėtinai pozityvi, bet pačios žuvis nenori matyti šito dalyko, nes galbūt va, būtent ir ta savijauta tokia yra, kad žmogus gyvena praeitimi, jisai galvoja apie ateitį, jo smegenys yra užsifiksavę viena programa ir jisai nemato realiai kitų galimybių, suprantat. Ir vis dėlto va šitoj situacijoj, tai vis dėlto žuvim reikėtų vieną dalyką nuspręsti. Jeigu jie nori keisti kažką, reikia keistis patiems. Reikia keistis patiems, suprantat. O jeigu ne, tai tada paliekat viską taip, kaip yra ir, žodžiu. Nes vis dėlto tai yra krizė. Jums šita galimybė galbūt yra galimybė išeiti iš jūsų krizės. Ta krizė kokia gali būti, nesvarbu. Finansinė, emocinė, jausmų krizė. Va tavo krizinė tokia korta. Pasižiūrėkim dabar, kągi Taro patarė. Žiūrėkit, vis dėlto šitoj situacijai tai yra kažkas tai susiję vis dėlto su šeima, su giminė, su galbūt šeimininiu kažkokiu tai materialiu pasauliu, bet tai yra jausmai, suprantat. Vis dėlto žuvis galbūt yra įsimylėjusios, bet žinot, ta meilė tai yra tokia kaip svajonė. Žmogus susikūrė savo svajonę ir įsivaizduoja, kad va, tobula šeima, viskas taip turi būti, suprantat. Bet kartais tai ir lieka mūsų svajonė, nes realybėje gyvenimas visai kitoks. Ir va būtent galbūt žuvim reikia veikti, reikia pagaliau judesio kažkokio, tai būtent, kad pagaliau žuvis galbūt žuvų jausmai atsigautų, kad kažkas tai naujo įeitų jų gyvenimą, kažkokia laimės kibirkštėlė. Ir man vis dėlto rodo kažkokį tai judesį, kažkokį įvykį.
Bet tas įvykis tai vėl yra kova bet kokia kaina, konfliktai ir ko žuvis pačios nenori paleisti. Vadinasi, kaip bebūtų, ši laiko tarpas žuvis kiek kankinasi, kiek galvoja, galbūt kiek konfliktuoja, kiek šneka, jos pačios tiesiog gyvena tam puode. Suprantat, jos pačios gyvena šitam puode ir nenori iš to dalyko išeiti, suprantat, nes kada žmogus išsiskyrė ar kažkas atsitiko, viskas paleidžiam, bet ne, stebim Facebook'ose, žiūrim Facebook'ose, patys demonstruojam savo gyvenimą Facebook'ose, kad atrodo kažkas tai pavydės, kažką mes įrodysim, paskui kažkokie konfliktai vyksta. Suprantat, patys kariaujam ir neaišku, dėl ko kariaujam. Bet va būtent šiuo metu žuvis pačios laiko tai apsikabinę, vadinasi, jos nenori nieko pačios keisti. Va būtent pačios žuvys blogai jaučiasi, jos pačios blogai jaučiasi, bet tai galima sakyti, pats žmogus save į ligą varosi, taip, tai nebūtinai šnekam apie fizinės ligas, tai va būtent mūsų jausmai, taip, žmogus serga, žmogus sielą skauda, žmogui blogai, naktim nemiega, visa kita. Bet jisai pats save, va tiesiog į ligą varos, kad va, nenori nieko keisti. Ir jisai pats nieko nedaro, kad kažkas tai pasikeistų. Va būtent šitoj situacijoj, kurią išgyvena žuvis. Ir va būtent žuvis sustojusios ir nežengia žingsnių į priekį, kad kažkas pasikeistų jų gyvenime, nes jos pačios susitempia savo kryžių, kurį pačios yra užsikabinusios savo ant kaklo. Ir tai yra tokia, kaip sakant, kaip paklusnumas, suprantat. Tiesiog žmogus tiesiog nieko nekeičia. Žinot, galima sakyti, mes esame pagal religiją pripratę gyventi kančioje. Tiesiog jeigu žmogus kenčia, tai vadinasi, jisai gyvas yra. Taip, jeigu jam skauda, tai yra kančia. Tai va būtent žmogus pats save kankina, žmogus pats blogai elgiasi su savimi ir tiesiog pats nieko nedaro. Ir iš tikrųjų žuvim reikėtų pasižiūrėti į save, į savo vidų. Ir tiesiog suprasti savo emocijas, dėl ko jisai taip elgiasi, dėl ko jisai taip jaučiasi, dėl ko jisai pats save taip kankina. Taip, tai toksai būtų žuvų taro horoskopas, be abejo, tai netiks visom žuvim, tai yra normalu, bet galbūt kažkam tai tiks ir patiks. Jeigu jums patiko šitas video, dėkite laikiuką ir iki greitai pasimatysime.